Jie pačiai dar botanikos sodą. Kažkoks tai, čia parkas, kur gyveno vienuoliai. Su vėžliukais. Visur vėžliai, čia yra kažkokia mistinė būtybė. Vėžlys, tai jo. Reikia pasiskaityti, ne? Moterim daryti tačiau vyru. Žema, turizmas turėtų būti nevarginantis. Turėtų. Taip? Kas ten buvo? Nieko. Herbal Food Sock Area. Čia Herbal prieskoniai, arbatos. Kažkas tokio. Čungijo. Galėsim paragauti tos, jeigu bus čia tos kakavos, kad truputį pramuštų tos kavos šaltos. Nu, reiktų. Normaliai. Kažkokia tai. Čia taip, čia kavinės, čia barai. Čia yra. Bet aš nenufilmuoti, noriu grįžti atgal. Čpuk. Kondicionierius tai gerai būtų, ne? Nebūna? Order here. Imam? Po 25. Čia kavinė tokia, atrodo kaip šventykla. O dabar pateksim į rojų. Trys, du, vienas. Gal kamera tiek neperteik. Bet čia vaizdelis geras.
Čia rodo išėjimą. Jo? Nu, gal žinau, kaip atgaudinti. Tai jeigu ką ateisim, bet... Ai, tai čia gal ta siena, kur mes važiavom. O, šlapo to nebeturiu, kuris yra. Pas mane kišenį. Ai, jo, čia ta siena įėjimo. Ai, nu tai gerai, jo, einam tada. Jo, čia šitų statulėlių, tai nežinau, tūkstančiai. Šimtai gal. O, čia. Tai čia negalima užtverti, ten einam. O, galim kas? O, net tą paspaudžiu. Gal gerai išėjęs privaikščiai. Tai neblogai. Oho. Ten takelis apačiai yra, tipo parkas, bet čia... Kur tau čia tiek nueit? Jo. Tu telefoną, ai negali paleisti iš rankų. Ne. Čia suriukų jau nėra. Jau turi ridentis į apačią. Bet jeigu pagyvenusim žmogų, tai kaip jam vaikščiai? Neragai čia viskas. Viskas dėl šventovės. Nu, čia pavėsi ant šito akmenų. Nieko. Atsiguli ir guli. Aukštis tai čia geras, nežinau, per medžius nesimato. Kylas kaip minimum. Žemyn. Nu jo. Ir tvorelės nėra. O, netyčia jeigu pagautų, nusiridentum. Bambukai kaip normaliai suaugę. Vien bambukai. Akmenys, uolos. Čia paeisiu gal nebus kokių riedulių. Opa! Svarbiausia iš šono kaip nuklysti. Gyvačių yra. Ne, čia tai aš nematau. Neatsistot ant jų. Dar čia visokių šimtakojų. Aš noriu paliesti uolą. Bet čia einu aš iš čia, nes čia žiūriu viršui. Gali griūt akmenai dideliai. Ten buvo ženklas. Riedulių pavojus, tai aišku pakenks. Jo? Tai einam, tik laiptukai. Nežinau. Kažkur tai veda. Taip ką paskaityti, aš yra šeima. Ne. Ai, mes per šoną užlipom.
karštis tai žiaurus. Nu, ar dalipam? Čia kažkokia stotelė. Net nežinom kokia. O čia kažkokia Loira. Loira, garbinimo vieta. Dar galima kilti kalną. Kokių porą 100 metrų. Bet jau neįsim. Nes jau visą dieną varinėjom po šitus kalnus. Pagrindinės aplankom žemiausias, nes dar net pusės nenuėjom. Jo. Kaip slidu čia dova, atsargiai. Apaugę samanom šitie visi. Drakonas iš akmens išskaptuota. Paveiksliukai tokie. Ja. O kaip čia vidutį, nežinau. Ai, nieko. Ai, pastatyti čia tos paaukojimus. Jo. Ir čia dar galima kilbečiau, čia taip statų. Va ten, va į kalno viršūnę. Bet mes turbūt dova jau į kalną neįsim šitą, ne? Nes nei vėjelio, nei nieko. 40 šilumos ir žiauriai. Blemba. O jeigu ir čia dabar jau skaitosi žiema ateina. Jeigu čia būtų vasaros sezonas, prie plius PM kokių, tai čia viskas būtų ragai. Mes jau net laikytume. Kaip tau, va, žiūrėk. Bet, o, blemba, žiūrėk. Buda Worshipping Cave, 200 metrų į kalną nelipam? Blemba, bet čia kiek mes va jau netoli, tiek užlipę. Bet vėl kavę. Tų keivų, kiek jau prilipę. Nu gerai, nelipam. O dieve. Kitą kartą tada. Va. Tai jo, ten kažkur ir bus, ko gero. Jau tuose kavę jau prisikabinę. Vietkongo džiunglės. Mes eisim į tą šventyklą. Didelė, didelė. Oho. Bandysim pakilti viršų, į kalną nelipam. Jau čia reikės įlipti. Ne, Davide? Nežinau. Reiks. Jau čia toks pagrindinis iš paskutinių čia. Binė didesnių taškų.